Gumbelių piliakalnis, kitaip Maišymų piliakalnis. Pasiekėmės iš kelio Leipgalinis Lazdijai Kalvarija 134. Apnaikintas Arimų, šiuo metu dirvonuoja. Vakarinis ir rytinis šlaitai apaugę pavienėmis pušimis. Šiaurinėme šlaite buvusi terasa sunaikinta. Piliakalnis yra ties Gumbelių ir Maišymų kaimų riba, todėl archeologinėje literatūroje dažniausiai minimas Maišymų vardu. Nuoroda kaip ir į kairę buvo, bet kad čia jokio keliuko aš nematau. Ai, va, yra. Važiuokit kituo keliu. Ir kažkas jau yra buvęs atvažiavęs, šaunuoliai atlanko, bet žiemos metu. Opa, koks gražuolis. Einam pasivaikščiot. Čia pėdas eina, einam tą keliu. Galbūt čia žvėrių, gal žmonių, bet ko gero čia žmonės vaikščioja. Gaila nesusitikom su tais, kurie lankosi. Būtų įdomu kažkada susimatyti su entuziastais tokiais kaip aš. Aš aišku ne specialistas joks, ne archeologas, šiaip pilietis. Šiaip statų šlaitai yra kur palipti. Ta kelio nematyti žiemą. Tai lipu tiesiai. Aišku, tiesiai. Gal ir negerai, bet tai va. Aš atvažiavau šitoj pusėj kanalo, nevažiuokit, čia nėra kelio. Pagal ženklus nuorodas, kaip ir anapus kanalo kelias turėtų būti, bet nesimato.
tokio kaip kelio. Bet va čia, pro šitą sodybą, kažkas neseniai buvo atvažiavęs. Neseniai tai yra, gal šią savaitę, nes Vėžės yra, pro tą sodybą kaip ir kelias yra, nors Google'as rodo, kad anapus kanalo yra kelias ir iš tos pusės. Tai nežinau, jeigu kas pabandys, parašykit. Bet šiaip Piliakalnis tai tikrai toksai nemažas. Ir aikštelytė tokia nedidukė, viršūnėlė. Kaip čia kas stovėjo, nežinau. Bet Piliakalnis, o ten matosi ženklas yra. Vėlgi LTSR laikų. Naujo kol kas dar nematau. Nepriklausomybės Lietuvos laikų. Nu, bet nueisiu ten pasižiūrėsiu. Kaip, kokią sistemą būna jie išdėstyti, neįsivaizduoju. Čia jau 730 gal lankomas mano aplankytas Piliakalnis. Tai taip niekaip ir aš nesupratau tos. Nu, štai stirna bėga. Gal matysit, gal ne. Jau būna daug Piliakalniuose. Tai vat, virš 700 Piliakalnių aplankiau, bet kokią sistemą ar kokiu principu tie ženklai išdėlioti, neturiu jokio supratimo. Vienur ant viršaus būna, bet labai retai ant pačio viršaus. Kitur būna vienas ženklas vienoj pusėje, kitas ženklas kitoj pusėje. Nu, sistemos kažkokios nežinau. Gal kas lankosi arba turi susijusius su šitu, su Piliakalniais, kokį darbą atlieka, ar mokslinį, ar tiesiog departamente paveldo dirba. Gal parašykit, kokį principų čia viskas išdėstama yra, šitie žymekliai ir panašiai. Šviežis pėdsakai, ko geras stirnytės, kuri nušuoliavo. Atsiprašau. Tai va. Na, prieinam prie ženklo ir tikimės bus lentelė. Dažniausiai jas kažkas nusilupa, nežinau kokiu tikslu. Man malonu, kai prieini prie ženklo, kad ir tokį gumbelį Piliakalnis. Pagal Lietuvos LTSR laikus, nors pagal mano duomenis, tai čia yra vardijamas kaip Maišymų Piliakalnis. Tai va. Pasidarom nuotrauką. Pasiemam koordinatės. Galbūt ateičiai kažkam palengvinsiu. Ar kažkas tai bandys surasti vėlgi tos žymeklius. Galit kreiptis. Kiek esu aplankęs Piliakalnių ir radęs kažkokius žymeklius, visuomet pasiimu jo GPS koordinatės. Na, o Google kelias yra vat, pro šitą vat, rodomas pro šitą sodybą važiuoti. Nežinau, anapus kanalo ar šiapus kanalo. Nevažiavau. Gal reiks pabandyti. Na ką, apeiti visą sudėtingą.
vasara sudėtinga. Tai prasme, vasara nieko nesimato dėl augmenijos, o žiemą tiesiog matai toli, bet klampoti, kaip šiemet, žiema labai sąžininga. Tikra žiema, o zuikio nepagavau. Tai sniego nuo vietom iki kelių vietom, kur duobutė užpustyta, jau beveik ir Velykas pasiekia. Tai va, grįžtam atgal. Gal dar matysiu kur nors paskutinį Lietuvos nepriklausomybės laikų eklį. Bet kol kas aš jo nematau. Šitoj pusėje nėra. Įdomu, anoj pusėje. Ir fotoaparatė labai sudėtinga užfiksuoti jo šlaitus, kaip ir visose nuotraukose. Šlaitai neaiškus, nuotraukoje nes nieko nesimato, o realybėje čiut ne 4 turi lipti ant šlaito. Na, bet šitas tai toks didžiulis masyvas, bet naujo ženklo nematyti. Tai tiek. Lankykite patys Piliakalnius, o matysite, kaip viskas atrodo realiai.